Šitas receptas yra turbūt vienas daugiausiai išgirtų tarp kultūristų ir tiesiog žmonių bandančių numesti svorio, kaip daug baltymų ir mažai kalorijų turintis greitas užkandis, vadinamas anaboliniu prancūzišku skrebučiu, kurį sukūrė populiarus buvęs kultūristas ir youtuberis Greg Doucette. Ir šiandien savo naujoje laidoje sulapnočiau ar nekartočiau, aš būtent jį ir išbandysiu ir leisiu jums žinoti, ar jums patiems apsimoka jį pabandyti. Tai dedam kiaušinio baltymus, netyčia truputį trynio pateko, tada dedam saldiklį, tada šiek tiek cinamono, vanilės ekstrakto, viską gerai išmaišom, tada imam batoną, gerai išmirkom visoj masiai ir metam ant keptuvės. Po truputį pilam mišinį, vartydami batoną, kad jis visas įsigertų ir turim. Mano gaminto varianto makroelementus matote ant ekrano, visą receptą rasite aprašyme. Tai vizualiai skrebutis atrodo neblogai, galit užsidėti dar kokio sirupo ant viršaus, aš užsidėjau medaus ir pabandykim. Iš tikrųjų nesitikėjau, kad bus toks geras. Kiaušinio beveik nesijaučia, labai gera ta vanilės ir cinamono kombinacija. Tikrai pakartočiau ir sulapnočiau, rekomenduoju.